vaidybos pamokos Andrius merginas pasikviečia muzikinį improvizacijai, kuri demaskuoja Marijos Botos kompleksą dainuoti. Gal leidžiam kitai pabūti solistė? Gerai. Marija. Ką dabar galvoju, Marija? Ne, kažką galvoju, tai mačiau, kad ten kažką galvoju. Kad jau moku dainuoti, ne visiems tai skelbiu iš tikrųjų, nelabai patinka. Kad ir mažykėse, kad aš dainuoju, labai retas žmogus, kuris tai žino. Kad Marija kompleksuoja dėl dainavimo sugebėjimų, anksčiau niekas neįtarė. Mat dar per atranką gražuolė be jokių baimių sudainavo legendinį Whitney Houston hitą. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. The greatest love of all is easy to achieve. Ir taip toliau. Esu tokia mintį įsikalusi, kad nereikia čia kaip pagira, gal gaunasi, kaip giriuosi, kad aš moku dainuoti, o tu esi žemesnis už manęs, tu nemoku dainuoti. Toksai, gal kaip pasikėlimas, taip aš nežinau. O kad žmogus jaudinasi prieš didelį auditoriją, tai yra natūralu. Jeigu aš, sakysim, vaidinsiu kietą, dorosiu, aš, pavyzdžiui, jaudinasi, man džiūna gerklėnė. Jeigu aš sakysiu, aš tai visai nebijau, tai viskas tvarkoja, aš nesijaudinu. Matysis tada netiesa, matysis, reiškia, falšas. Ir tas falšas atima grožį. Išnagrinėjęs visas pasirodymų klaidas ir pakalbėjęs iš širdies, Andrius pamoką užbaigia atpalaiduojamaisiais šokiais. Vaikščiokit, keliaukit, stebėkit vieni kitus daiktus, judėkit erdvėj. Toks ryšys atsirado, visos, bent dabar atrodo tikrai visos nuoširdžios merginos ir visos viena kitą palaiko, visos viena kitai padeda, iš tikrųjų nesitikėjau to ateidama į šį konkursą. Merginos yra puikios, nustabios, jos yra gražus, taip beprotiškai, čia kalbos nėra. Ir protingos, žinok. Ir protingos, ir širdingos, ir be galo talentingos. Labai daug širdies irgi čia jutau. Taigi ačiū Jums visoms. Iš pirmo žvilgsnio šios merginos gali pasirodyti tik tai gražios. Noriu Jums pasakyti, kad jeigu taip galvojate, įvertinkite jas antrą kartą. Štai pažiūrėkite į šį didžiulį kalną nuostabių daiktų, kurias surinko mano žavingasis haremas. Pirmą kartą atvykusios į šios globos namus merginos jautėsi sutrikusios, gal kiek nejaukiai ir nežinojo, kaip bendrauti su mažaisiais gyventojais. Bet vos tik tai gavusios užduotį surinkti labdarą, jos be jokių klausimų iš karto kibo į darbą. Taigi dabar atėjo laikas pasidalinti darbo vaisiais. Kaip gyveni? Gerai. Dovanų mes? Pirma mintis buvo, kad dovanų daug, naujos ir labai gražios. Šiaip labdaros mes gauname, turime, bet paprastai tai būna arba nešioti, dėvėti, naudoti daiktai. O kad būtų labdara ir tik nauji daiktai, tai yra retenybė. Aš labai moku ant dviračio važinėti. Taip, pat šitas tą labai tiks dviratis. Galima, čia viskas yra jums, galite viskas. Viskas gerai. Tas atvykimas į vaikų namus ir liktai mažas lašas jūroje, tačiau tikrai liks, manau, įvertintas žmonių. Laimingi vaikai, žiūrinėjantys dovanas ir besišypsančios gražuolės gali sudaryti įspūdį, jog merginų tarpusavio santykiuose taip pat saulutė šviečia. Tačiau nesutarimai tarp projekto dalyvių prasidėjo nuo tos minutės, kai jie suskirstėme į dvi paramos rinkimo grupės. Vienai grupiai vadovauti merginos išsirinko Ieva Jotkelaitė, kitas septynetas Indrė Burlinskaitė. Susiskirstė mes į dvi grupės ir kuo toliau tai jaučiasi kažkaip susitinki su kita grupė ir kažkaip toks šaltumas šiek tiek jaučiasi bendravime. Su kaukėm yra realiai visos.
su vienokiom ar kitokiom, o kokios jos kaukės dar. Labai yra sunku kartais atskirti tą tikrą veidą, ar jisai yra iš tikrųjų va toks, žmogaus natūralus, ar tai yra kaukė. Martina Andriuškaitė, priklausanti Indrės Burlinskaitės komandai, taip pat prisipažįsta pastebėjusi, jog šios varžybos santykiuose įnešė daug sumaišties ir kiekviena merginų grupė dabar galvoja tik apie pergalę. Suskaidė, man atrodo, kad suskaidė. Aišku, mes grupiai pačios, tai tikrai labai susidraugavom, nes vis tiek susitikdavom anksčiau, bendraudavom. O su kita grupė kažkaip nemaloniai pradėjo bendrauti. Bet nežinau, galbūt čia tik dabar, tai kol dar sužinosim, kas laimėjo. Pagrindinis tikslas mums, aišku, vaikučiams padėti surinkti kuo daugiau labdaros, jų džiaugsmas čia yra. Bet pas mus irgi kažkaip, man lyg tokia konkurencija, lyg truputėlį pradėjo jaustis. Bet ne dėl to, kad kuri laimės ten tą karūną, bet va čia būtent dėl to, kad mes nenorim iškristi visas. Nepaisant vis didėjančios moteriškos konfrontacijos, gražuolėms tai gerumo išbandymas ir neįkainojama darbo patirtis, o mums puikiai proga pamatyti bei įvertinti merginų organizacinius sugebėjimus. Kadangi paramos paieškos ir dėrybos su įmonių vadovais truko kelias savaitės, projekte jau nebedalyvaujančios merginos taip pat spėjo išbandyti save. Bet mažiau kalbų, daugiau darbų. Jūsų dėmesiui pirmieji gražuolių prisvilę blynai ir žinoma, sėkmingi sandoriai. Ievos Jotkelaitės komandos pirmieji bandymai. Labadiena. Jums skambina Lietuvos ryto televizijos projekto Iššūkis Mis Lietuva dalyvė Ieva Jotkelaitė. Žiūrėkit, aš skambinu tokiu klausimu dėl paramos vaikų globos namams. Tai gal norėtume prisidėti ledais? Supratau, ačiū Jums labai. Niekas man neatsiliepia. Ačiū tada, geros dienos. Visi. Ne. O dabar jūsų vertinimui Indrės Burlinskaitės komandos telefoniniai viražai. Jeigu nefilmuotume, tai viskas gerai būtų, bet dabar taip 100% pasimės. Palauk, biškai pasirvėtas čia dar. Gerai, jūs sutinkate, ar ne? Užimta, nesprantu. Lėkime. Išgirdusios šimtus ne ir keletą ryžtingų. Taip, gražuolės įsiruošė į paramos medžioklę tet-a-tet. Apžvelkime Indrės Burlinskaitės komandos laimikius. Ačiū labai, geras dienas. What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Got no boundaries and no limits. If there's excitement, put me in. Aš netgi galėjau turbūt gatvėje atsistoti ir prašyti pinigėlių, kad tik vaikams daugiau kažką surinkti. Kai žmogus, pats tas verslininkas, žino Lietuvos ryto televiziją, žino apie projektą ir panašiai, iškart daug lengviau bendrauti. Neatsilikti stengiasi ir Ievos Jotkelaitės komanda, į krepšius kraudama paramos už 1000 sumas. They say that a good thing never lasts and that it has to fall. Ačiū už dovanas labai. Kuri komanda laimės ir gaus neliečiamybės teisę balsavime, sužinosime jau kitoje laidoje, kur taip pat išvysite gražuolių savarankiškai organizuotą paramos koncertą vaikų globos namų auklėtiniams. Kiekviena jų ir verta Mis Lietuvos vardo, nes tikrai iš pokalbių ir dabar bendraujant jaučiasi tas nuoširdumas, jaučiasi dėmesys ir vaikam, aš daugiau galbūt iš tos pusės pasakyčiau.